irgi dažna klaida iš praktikos, kada žmogus statosi namą, viziją ir jisai galvoja, kaip jis kalėdas, pavyzdžiui, šves, arba kaip bus vakarėlis kažkoks. Ir jeigu tu pasirinkai architektą netokį patyrusi ir jis funkciškai neapgalvojo tavo namų, tai tau šakės. Žmonės kartais įsivaizduoja, kad jie gali finansiškai vieną dalyką pavežti, kai ateina realybė, šiek tiek kitaip būna. Dažnai daroma klaida, kada pernelyg paprastame sklype projektuojamas pernelyg brangus namas. Padėk apsispręsti, kada verta rinktis individualų, o kada galbūt geriau pagalvoti apie kartotinį. Tai tokiu būdu sukurti projektai yra dažniausiai geri ir yra galimybė kažką laimėti. Pradedam laiptų aukščiau. Sveiki. Šiandien laiptų aukščiau svečiuose jaunas ir perspektyvus MA Group Architects architektas Lukas Mikulskas. Sveikas, Lukai. Sveiki. Lukai, iš pat pradžių, kas tave paskatino tapti architektu? Iš esmės apie šią specialybę taip jau sutapo, galvojau gan anksti. Gal viskas spėjau prasidėjo, kada buvau Lego entuziastas, kada dar kompiuteriai kažkiek netiek buvo populiarus. Ir visuomet kažkaip man sukosi tiek mintis, tiek kažkokie idėjos aplink pastatus. Nežinau, net ir knygos, kur buvo enciklopedijos, man buvo daug įdomiau, ne ten, kur skaityto, kur galbūt kokie nors pastatai parodyti, kur galbūt kažkokie infrastruktūros objektai. Tai tas pomėgis ganėtinai senai prasidėjo, net kai mokykloje paišydavom kažkokius ten piešinius, pas mane dažniausiai būdavo, ar tai pilis kokia nors, ar tai bendrai. Vis tiek viskas susikoncentruodavo į pastatą. Tai realiai tokia pradžia buvo. Ir stengiausi vis tiek nuo to nepabėgti, nors gal kažkokio eigoje ir būdavo kitų minčių, viena ar kita specialybė, bet kažkaip vis tiek, kada ateidavo tas laikas padaryti galutinį sprendimą, pasirinkimas, tiek tai būdavo architektūra pirmoje vietoje, tai taip ir atsitiko. O apskritai, kaip architektas, kokius matai didžiausius iššūkius ir sunkumus savo veikloje? Iš esmės architekto darbas, tai kaip mes sakom, yra moderatoriaus darbas. Tai nesvarbu, ar ten kalbam tiesiog apie gyvenamą namą, tada tu moderuoji tiesiog labiau tarp savęs ir užsakovo, išklausai, nes turbūt svarbiausias darbas yra klausyti žmogaus. Jeigu kalbam apie didelius objektus, tu jų vis tiek kažkokiam vakuume neprojektuoji. Tada yra didelis visuomenės įsitraukimas, kažkokie kultūriniai sluoksniai. Labai didelis koncentratas įvairių dalykų. Tai tas visas, kaip tu sugebi tą rasti vidurkį tarp žmonių, bendrą sprendimą, tai iš esmės tas ir yra gero architekto pagrindinis iššūkis ir darbas, kad tu nedarai savo, tu neprojektuoji savo pinigais, ta architektūrinė ambicija yra dalis tik projekto, o visas ledkalnio apačia, tai yra labai daug skirtingų dalykų. Pagrindinis darbas yra viską suderinti, kad viskas būtų vienur patraukia, kitur gali kas nors būti. Tu turi galvoti apie eilę dalykų vienu metu, net nekalbant jau apie urbanistiką, kas irgi yra architektūros dalis, kada mes jau kalbam apie miestą. Tada iš viso kiekvienas mažas pajudinimas, viena žmonių bendruomenė, kita įvairios grupės, tada tu iš viso turi rasti visiems tinkamą sprendimą. Bet esmė, kad niekada visi nebus patenkinti. Visą laiką, net ir dabar, darom projektą vieną didelį mokslo paskirties, tai objektyviai vertinant akivaizdu, kad ten visai kitas lygis bus. Mokslo kokybės. Bendrai viskas keičiasi, bet yra. Tuo žmonės irgi turi suprasti, kad jie nepatenkinti, jiem gal kabineto šviesa šiek tiek sumažės, nors viskas reikalavimas galbūt reikės išsikraustyti kuriam laikui iš tų kabinetų. Ir tas yra, kad tu visą laiką susiduri, kad dalis žmonių nenori keistis. Tai kažkaip rasti bendrą vidurkį svarbu. O nebūna taip, kad, žinai, projektai jautiesi jau tokioj visai tokioj aklavietėj, kai tu žinai, kad ta mintis, kur tu kaip sugalvoji, ta vizija, tikrai yra gera ir tu jauti tokį didžiulį pasipriešinimą, žinai, iš kitos pusės ir kaip su tuo kovoti? Iš esmės tai yra darbo dalis, tu kaip ir eidamas dirbti policininku žinai, kad ne į visus namus atėjęs rasi tvarką ir labai geranoriškus klientus.
Tai čia lygiai tas pats, tu turi suprasti tą, kad tai yra darbo dalis, kad kažkurie projektai pavyks iš karto, kažkurie projektai galbūt ne iš karto, bet vėlgi, kaip tu sugebi tą savo idėją iškomunikuoti, kaip tu ją sugebi pateikti, tada nuo to iš esmės irgi daug priklauso, ar jinai bus sėkminga ir įgyvendinta ar nebus. Bet be abejo, čia labai platus klausimas yra ir institucijos įtrauktas į visą šitą procesą. Geranoriškai kartais ne. Tai visko būna. Tai tu ir matai va šitą dalį, ne, kaip didžiausią iššūkį ir sunkumą savo darbę. Čia tokį kaip tiesiog darbo viena svarbiausių specifikų būti tuo moderatoriumi. Priklauso, aišku, nuo projekto, nuo jo apimties, ką tu moderuoji, bet iš esmės labai geras architektas tai yra realiai tas, kuris klausosi. Jeigu klausosi, girdi, tada lengviau. O čia va kaip tik nesenai radau tokią informaciją, kad ne taip senai tavo ir Roko Masaičio projektas Namas Kalne pelnė statybą ir architektūrą portalo geriausias projektas nominacija. Tai vat, ir kiek žinau, šitas projektas jisai buvo koncepcinis ir būtent turbūt darytas be antros pusės ir žiūrėk, jisai pelnė didžiausias lankytojų simpatijas. Tai ar tu apskritai tikėjai, kad gausit nominaciją, ar tai buvo netikėtumas ir ar galbūt apskritai tai buvo labai lengvas šito projekto, nes nebuvo kažkokios oponuojančios pusės iš kliento? Pataisau iš karto. Koncepcija tai vis tiek dažniausiai reiškia, tai nereiškia, kad tas projektas yra tik popieriuose. Koncepcija tai yra neįgyvendintas realiai, dažniausiai neįgyvendintas, tai būtent apie tą, kurį mes čia kalbam, tai jau iš esmės jo yra ir pamatai, ir jau greičiausiai net ir sienos, būtent šio objekto. Tai pati mintis dalyvauti, tai kartais dalyvaujam, gal čia mūsų šiek tiek yra problema, kad mes pilnai neparodom, ką darom. Galėtume tikrai daugiau, manau, dalyvauti ir laimėti galėtume. Bet pagrindinė idėja, dėl ko turbūt žmonėm patinka tas objektas, jis yra visiškai išskirtinis. Jisai yra suprojektuotas būtent pagal žmogų, kaip ir minėjau, labai gerai klausantis jo. Tada, kai tu klausaisi žmogaus ir jis ateina su kažkokiu specifiniu charakteriu, specifiniu gyvenimo būdu, dar jeigu atsineša įdomų sklypą, su kokia nors gamtinė ar ten kultūriniu kontekstu, tada tie projektai ir tampa tokie, kad tu iškart matai, kad čia kitas objektas, čia su savo emocija, su savo charakteriu. Tai tokiu būdu sukurti projektai yra potencialiai dažniausiai geri ir yra galimybė kažką laimėti ir kažkur pasirodyti. Tai aš kaip supratau, šitas projektas jisai jau iš karto buvo daromas pagal, su konkrečiu žmogumi dirbant. Taip. Nes iš bendro konteksto supratau, kad tiesiog prisėdot ir padarėt gerą daiktą. Buvo kažkada labai senais laikais įmonės pradžioj gal kažkiek ir kuriama tų objektų tiesiog pasipraktikuoti į stalčių realiai, taip. Bet dabar su darbu apimtim, tai jau čia dėja neturim tokios prabangos. Nebent priimam visi bendrus sutarimų kažkokį sprendimą dalyvauti konkurse. Tai ten šansas laimėti. Jeigu dalyvauja, pavyzdžiui, 150 žmonių. Skirtingų kompanijų iš visų pasaulio įmonių, tai konkurencijos yra, tas tikimybė laimėti net ir su geru projektu yra sąlyginai nedidelė, bet tai realiai gaunasi kaip sportinės formos palaikymas įmonės. Darbas komandiškai, tada kažkokių idėjų generavimas, tu tiesiog laikas nuo laiko pabandai tą išeiti už komforto ribų. Toksai ryšantis procesas. Ne, nes mano kitas klausimas buvo, dar aš nežinau, kad ir šitame projekte dalyvavo užsakovas jo kūrime, tai ar teko eiti į kažkokius didelius kompromisus ir atitolti nuo savo pradinės vizijos, taikantis prie kažkokių kliento reikalavimų? Iš esmės, kaip atsimenu procesą, tai šiame sklype buvo suprojektuoti 2 namai, nes užsakovas atėjo su vienokia vizija, kadangi ten toj situacijoje tiesiog yra gatvė daug aukščiau, sklypas krenta žemyn, tai tiesiog buvo suprojektuota, kad mes patenkame į pastatą ir tada yra iškart svetainė virtuvė ir visi kambariai yra apačioje. Toks irgi ne visai standartinė situacija. Tačiau net
ir padarius visus techninius brėžinius, jau net, man atrodo, projektas net leidimą turėjo. Ir da užsakovas visgi pagyveno, atėjo, blogai jausdamasis, atsiprašydamas, bet, sako, ne mano čia yra objektas, kad, tiesiog nesusigyvenu su juo. Tai, o kadangi tai vis tiek yra individualus, būtent tam žmogui skirtas projektas, tai vis tiek siekiam, kad 100% visi būtų patenkinti. Tai buvo priimtas gal ir skaudus sprendimas perprojektuoti. Tai iš esmės nuo tuščio lapo prasidėjo naujas tas projektas, kur labai tada jau viskas buvo realiai daroma teisingai nuo pat pradžių. Tada užsakovas jau atėjo žinodamas, ko jis nori, ko jis nenori, nes pradžioj gal ne visai žinojo. Tada labai aiškiai išsikomunikavom iš pat pradžių, ko tikrai nereikia, ko galbūt galima. Ir tada iš esmės šitas projektas jau nuo pat pirmo eskizo ir tapo toks, koks yra. Jeigu aš gerai atsimenu, tad su tik minimaliais techniniais pakeitimais. Bet čia galbūt gera pamoka ir apskritai besiklausančių mūsų tinklalaidės, kad kai gauni projektą, kuris ateityje tau kainuos daug tiek finansinių, tiek psichologinių išteklių, verta pagalvoti ir jeigu kažkuo abejoji, tiesiog perplėšti popieriaus lapą projektą ir nebijot pradėti iš naujo. Iš esmės, kaip mes patariam, pats geriausias, tas yra scenarius, kada jau žmogus ateidamas bent pasistengia susidaryti nuomonę ir įspūdį, ko jisai nori. Aišku, jeigu tai yra pirmas namas, visas laikas yra gyventas bute, gal tai yra kartais ir sunku padaryti, bet jeigu jau žmogus ateina su vizija ir dar ateina su gera komunikacija, kurią iškomunikuoja architektui, tada mes galim jau startuoti teisingai. Be abejo, į tą procesą dar įeina ir finansinis klausimas, ar užsakovas realistiškai vertina savo finansinės galimybės, ar šiek tiek pervertina. Tada irgi visą laiką yra gerai įsivertinti. Jeigu bus banko pagalba, paprašyti banko kažkokio vertinimo, kad ateiti jau su gera vizija, į kokį nekilnojamo turto segmentą taikom, pagal tai įsirinkti sklypą, tada galim ir pritaikyti architektūrą, bendrai kažkokius norus ir tada, kai startas yra sėkmingas, su užsakovo komunikacija, su architekto bendra komunikacija, tada išvengiam tų popierių plėšimą ir tada visi laimina to. O tai tas popierių plėšimas labiau būna išimtis ar taisyklė? Šiaip tai išimtis, nes mes vis tiek, įmonė didelė turi patirtį, vis tiek stengiasi tą projektavimo procesą pradėti teisingai nuo pat pradžių. Tai jeigu ateina žmogus pasimetęs, tai geriau skirti laiko kažkokiai diskusijai, kažkokiai pasirinkimų idėjų, dar kažkam. Padedat jį, naviguojat jį, ne? Taip, maždaug kaip turėtų viskas judėti. Tada, O grįžtant prie tavęs kaip architekto, kur tu semiesi įkvėpimo savo darbams? Nes vis tiek procesas yra didžiąja dalim techninis, bet ir nemažas aspektas yra tas kūrybinė gyslelė. Kūrybinė yra pradžia realiai. Ir tada visą laiką yra ieškoma, nuo ko atsispirti. Tai tas atsispirimas yra labai individualus, bet iš esmės žmogus, jeigu mes kalbame apie individualų projektą, būtent gyvenamą namą, būtent vienam žmogui, tai vis tiek žmogus atsineša savo, pirmiausia, gyvenimo būdą, savo kažkokias pažiūras, vertybės, norus, galbūt hobius. Tada žmogus atsineša ir situacija sklypo. Galbūt kartais yra tiesiog paprasti sklypai, bet gali būti irgi labai daug tenais konteksto, nuo kurio tu užsikabini. Tai kada viską tą apjungia, tas projektas ir tampa ne šiaip, kad reikia gyventi kažkokioje erdvėje, bet kad ta erdvė turi scenarijų, idėją, kažkokį charakterį. Kartais tą apibrėžti gan sunku architektūrai, bet kitas lygis atsiranda projekte. Kažkokia paslėpta mintis, kuri matosi, kur yra kažkoks filosofinė galbūt idėja. Tai čia tada pakelia visai kitą lygį architektūrą. Tada, tai, jeigu yra nuo ko užsikabinti, tada visą laiką yra didelis sėkmės šansas. Tai tau, kitaip tariant, yra tas įkvėpimas, bendras kontekstas, ne? Su kuo bendras kontekstas ir žmogus, nes tu vis tiek kuri projektą žmogui ar šeimai, tai jie vis tiek atsineša savo. Bet apskritai, ne, dabar taip greitai keičiasi technologijos, trendai. Kaip tu pats palaikai pulsą architektūroje ir interjere,
Na, kaip tu pats pajauti tas besikeičiančias tendencijas? Tu kažkuo domiesi, kažką tai žiūri, kažkur tai ieškai. Kaip, iš ko tas susidaro tavo visą tą pasaulėžiūrą šito reikalo? Iš esmės be abejo, kai gyvenimas keičiasi ir namas yra tiesiog iš dalies įrankis gyvenimo, jo kokybės, sakykime, garantas, tai be abejo ir tos technologijos atsiranda vietą, tai randa savo vietą namuose, tai gali būti ir ta pati išmanaus namo visa technologija nuo A iki Z. Kai atvažiuojate į namą, atsidaro vartai, įsijungia šviesos, jūs be rakto įeinate į pastatą, visas namo funkcionavimas yra pagal jūsų gyvenimo būdą. Tai iš esmės, jeigu kalbam apie labiau premium kategoriją, tai praktiškai visi namai mūsų projektuojami turi šitą technologiją. Jeigu šiek tiek labiau linkę ekonominės klasės, tiesiog paprastesni, kur kažkokia labiau yra žaidžiama, labiau didesnė įtaka turi finansinis kažkoks skaičiavimas, tada mes patariam bent jau įsirengti pradmenis. Bent jau, kai bus įvadas, tada tas funkcijas nesunkiai galima ateityje patobulinti, papildyti. Gal šiandien visgi dar yra prabanga, nežinau, gal. Bet ateityje tai turbūt bus kasdienybė. Bet apskritai tau asmeniškai, tu esi pakankamai dar jaunas, sakykime, ar smagiau namą projektuoti, kai tu žinai, kad ten jau galbūt bus smart technologijos ir kai darai paprastą namą, tarkim, paminėjai ekonominės klasės, ne? Ten turi gan paprastą tą visą apšvietimo valdymą, kas yra iš tikrųjų lempa, jungiklis, 6 lempos, 6 jungikliai, ne? Kai kalbam apie smartą, tu gali turėti daugybę apšvietimo sluoksnių, paslėptas, nepaslėptas apšvietimas, kažkokie dekoratyviniai baldai. Ir ar nėra tos baimės, kad iš viso to, kad kaip nepersistengti, kad čia kaip ir gali daug padaryti, ne, bet gali ir prisidirbti kartu, nes galimybės praktiškai yra beribės visam šitam reikalui. Aš kaip architektas, kai jau paimu namą projektuoti, iš esmės tai tenais viskas yra ganėtinai paprastai. Aš iš savo pusės, jeigu kažkas yra būtina, tai čia net skirtingose segmentuose yra tam tikri elementarūs dalykai, kurie būtina, tai tu jau priimi tą, kad jis bus. Be abejo, užsakovo vėliau išdetalizavimas visas yra interjero projekte, tai nuo jo aišku ir priklauso ten jau visas galutinis pasirinkimas, ar tas tikrai bus ar ne, bet tu kaip projektuoji, tu siek, jeigu tai yra teisinga, optimalu ir reikalinga, tada automatiškai stengiasi pagalvoti ir vietą, ir tam tikrą. Bet čia iš esmės taip teisingiausiai atsakant, tai didžiausia dalis yra interjero projekte. Nes mes pasiimam erdvę, kuri turi būti teisingai suprojektuota, su nepriekaištinga funkcija, su visais svarbiausiais elementais. Tada atėjus interjero etapį mes jau galim spręsti, ką mums leidžia finansai pasirinkti, ko neleidžia. Kas yra būtina, kas galbūt tik tai patartina. Ir tada iš esmės sudėliojami galutiniai taškai, kad kas tame name bus, ko nebus. Dar norėčiau pakalbėti apie tokią, perėti prie tokios praktinės dalies, kad, pavyzdžiui, paminėjai apie žmonės, kurie statosi savo pirmą būstą, ne? Tai žmonės, kiek aš esu girdėjęs, žmonės, kurie statosi savo pirmą būstą ir kai galbūt finansinis klausimas irgi yra šiek tiek jautresnis, jie svarsto, ar investuoti savo laiką ir pinigus į individualų projektą, o galbūt verta rinktis kartotinį projektą, kur galbūt yra greitesnis būdas ir pigesnis būdas prieiti prie tos jau statybinės fazės. Padėk apsispręsti, kada verta rinktis individualų, o kada galbūt geriau pagalvoti apie kartotinį. Toks provokuojantis klausimas. Aš iš savo pusės laiką vis tiek turėčiau sakyti, kad reikia projektuotis individualų. Bet grįžtant šiek tiek labiau į realybę, jeigu tas kartotinis projektas yra kokybiškai padarytas, čia vėliau galėsim panagrinėti, kas iš tikrųjų yra ta kokybė, bet jeigu jis yra iš tikrųjų kokybiškai paruoštas, iš esmės jisai kasdieniam gyvenimui, jeigu tenais protingai sudėtos visos pagrindinės funkcijos, jis yra ir tinkamas, ir geras. Taip, jisai neturės išskirtinumo, jis neturės charakterio, galimai jisai bus panašus į kaimyną, tie elementai. Bet jeigu mes kalbam, kada labai griežtai apibrėžtas finansinis yra
lubos, kada galbūt laikas labai svarbus, tie kartotiniai projektai nėra tokie blogi, kaip kartais apie juos yra žiūrima. Tačiau be abejo, kad jeigu mes galim išlipti į tą kitą architektūros lygį, tada mes galim projektuotis būtent tam žmogui, su jo aplinka, jo gyvenimo būdu, jo filosofija, tinkama pastatą, mes jau automatiškai taikom į visai kitą nekilnojamo turto segmentą. Net ir su paprastu projektu. Gali būti, individualus projektas gali būti ant 150-180 kvadratų, bet jisai gali būti lygiai taip pačiai kokybiškai apgalvotai, būtent tam žmogui, tam sklypui pritaikytas, kaip ir kažkoks labai jau įspūdingas pastatas. Kai tu perėjom prie unikalių projektų, unikaliam projektui reikia ir architekto. Kaip patartum architektą išsirinkti tu? Sunkus klausimas. Taip jau yra, kad rinkoje šiandien turim labai daug pasirinkimo, skirtingų įmonių, skirtingų individualių asmenų. Jie irgi dažniausiai taiko į skirtingus segmentus. Tai vat, vieni projektuoja galbūt labiau kartotinius, kiti individualius, kažkas bando per vidurį būti, kartotinį projektą šiek tiek pastumdyti, bet tai jau nėra, vis tiek tai bus kartotinis projektas, tai nebus individualus. Individualus, kada nuo pačių pradžių iki pačios pabaigos būtent pristaikius prie sklypo, prie žmogaus yra kuriamas objektas. Tai kaip gerai veikiančios kompanijos, kaip gerai veikiančios architektūrinės kompanijos, tai turi geras komandas, yra geras susidirbimas tarpusavį. Dirbam vis tiek ant kažkokių bendrų sutartų vertybių, bendro tikslo siekiama, bet iš šono aš suprantu, kad to pamatyti turbūt neįmanoma. Arba daug kas komunikuoja, kad mes esame patys geriausi. Bet kaip tu manai, ar yra kažkokios užuominos, ar kontroliniai klausimai, kur tu gali paklausti ir pajausti, kuom tas architektas gyvena? Iš esmės vis tiek visi ateina su kažkokia vienokia ar kitokia vizija pačioj pradžioj. Savo ir finansiniam galimybėm, ko jie nori, tai vis tiek dauguma architektų rodo, ką jie daro. Tai tuos darbus galima palyginti ir bent jau iš šono pažiūrėti, ar tai panašu ar nepanašu, ko aš noriu. Tada labai svarbu išsirinkus keletą architektų su jais pabendrauti. Tai, nes vis tiek sėkmingo projekto pagrindinė šis yra bendravimas. Visose stadijose, tai jeigu su architektu yra tas geras santykis nuo pat pradžių, tai jau didelis geras indikatorius, kad greičiausiai projektas jau eis į gerą pusę. Ir tada, ką jau ir šnekėjom, ir apsispręsti, ar reikia tipinio projekto, kartotinio, ar būtinai individualaus, pasistengti savo finansus kažkiek išanalizuoti, kad į kokį segmentą taikai, nes irgi yra skirtingos įmonės, dažniausiai jos irgi žiūri į savo segmentą kažkokį. Vis tiek tai yra rinkos kažkokia pasidalinimas. Algoritmas išskaičiavo, kad kai patalpose atsiranda tam tikras CO2 ir drėgmės santykis, visi pradeda sirgti. Žmonės išleidžia ten kelis milijonus kubinių metrų, ten daug olimpinių stadionų vien tik tam, kol palaukia, kol tas vanduo. Kol pakyla. Netrukus reikės atsiskaitinėti už CO2 pėdsaką, už kiekvieną išgertą kavos puodelį statybų aikštelėj. Tai... Ar tu gali pasakyti kažkokius key pointus, kad mes suprastume, kur yra ta problema ir su kuo mes nesusidarojam dabar? 2019 metais dalyvau vienoje didžiausių konferencijų Europoje ir arogancijos lygis, kuris matėsi nekilnojamo turto rinkos dalyvių akise, kalbant apie tvarumą, apie inovacijas, buvo maksimum. Kažkas yra negerai, kad industrija yra žiauriai tarši. Tai pačios didžiausios kompanijos ir jų vadovai, akcininkų, savininkų lygyje sako, kad už 5 metų didžiausias konkurencinis pranašumas nekilnojamo turto rinkoje bus. Dar prieš tai tu paminėjai gero projekto savoką. Ne, tai aš norėčiau čia šiek tiek labiau pasigilinti apie gerą projektą. Šiek tiek grįžtant atgal, nuo ko prasideda geras projektas? Turbūt, kaip ir minėjai, ne, kad nuo klientas jau turėtų turėti savo viziją, turėtų susirasti architektą, su kuriuo jaučia, kad sutampa, ne, jų, nežinau, auras, vaibina, ne, bendravimas. Bet jo, tai va čia šita pradžia, ne? Kas toliau? Kaip toliau tas geras projektas vystosi? Susiradom, turim šiokią tokią viziją, ne? Suradom, su kuo mes galėtume dirbti, su kuo išeina sutarti ir vat, kaip judėti toliau ir kaip tą viziją paversti gerų projektų ir galų gale galėsi papasakot, kas yra tau geras projektas.
sudėtingas atsakymas, bet pabandysiu kiek įmanoma nuo pradžių pradėti. Tiesiog vien žodžiu, kalbam, kaip pasiekti finalę gerą rezultatą. Ne paprastai sakant. Tai vis tiek kiekvienas žmogus savo būstui skiria daug pinigų, daug lėšų. Iš esmės, daugumai žmonių tai gali net didžiausia gyvenimo investicija. Tai kai tu darai tokius sprendimus, reikia į tai žiūrėti atsakingai jau nuo pačių pradžių. Dar gerokai prieš ateinant pas architektą. Tai visada, ką jau mes čia pokalbio pradžioje kalbėjom, kad savo finansinių galimybių blaivi analizė. Žmonės kartais įsivaizduoja, kad jie gali finansiškai vieną dalyką pavežti, kai ateina realybė, šiek tiek kitaip būna. Tai tada, jeigu bus iš banko vėlgi reikalinga pagalba ir su banku pašnekėti, tada susidaroma daugmaž teisinga vizija, į kokį segmentą mes taikom su projektu. Tada žmogus gali pagal tą viziją įsirinkti tinkamą sklypą. Tada, nes irgi yra dažnai daroma klaida, kada pernelyg paprastame sklype projektuojamas pernelyg brangus namas. Ir tada turto likvidumas irgi neturi logikos. Tai labai svarbu dar išsirinkti tinkamą sklypą. Jeigu pirmas sklypas, jeigu sudėtinga, visą laiką architektas gali patarti, kokį sklypą įsirinkti. Bet tai tu patartum visą laiką pradėti nuo sklypo? Ar... Patarčiau pradėti nuo savo finansinių išsiaiškinimo, kad ko aš noriu ir ką aš galiu ir tą vidurkį teisingą. Pagal tai, iš esmės, mes renkame sklypą. Nes jeigu mes visus pinigus išleidžiam labai geram sklypui, tada iš ko namas statosi. Ir atvirkščiai, jeigu mes pataupom sklypų ir ten grandiosinis projektas vyks, tai tiesiog nebus turto likvidumo. Tada, kai mes jau išsirinkom sklypą, galbūt su architekto pagalba, kada žinom savo finansinės galimybės, atėjom pas architektą, ką jau aptarėm. Išsikomunikuojam, pasidarom pradmenis ir pradedam projektu. Tai iš esmės visą laiką pas mus net nėra terminuotas eskizų ruošimas, jeigu kalbam apie individualų projektą. Visa eiga su žmogum kalbam, ieškom geriausio sprendimo ir po to jau iš esmės čia pagrindiniai dalykai ir baigėsi, kada mes pasitvirtinam ir jau pereina į techninius klausimus. Na, ten įmonės visa turi struktūrą ir tiesiog tos techninius klausimus sprendžia, kad tiesiog gauti statybos leidimą. Bet tada, kada mes jau viską turim, tai nereiškia, kad jau būtinai projektas bus geras. Net jis, jeigu yra nepriekaištingai suprojektuotas, nepriekaištingai paruošti brėžiniai, vieta gera, viskas yra labai gerai, tada mes pereiname į gyvendinimo etapą. Tai kad tas projektas iš tikrųjų būtų geras, prie jo dirba realiai, kaip sakyti, 3 kampai, vos ne 3 grupės. Tai yra užsakovas, architektas ir statybininkas. Tai jeigu ateina į visą šitą bendrą darbą stipri architektų komanda, su geru santykiu tarpusavio bendrų tikslų siekimu, ateina geras užsakovas su savo vertybėm, su savo irgi architektūrinė ambicija, be abejo su ir objekto finansavimu. Ir tada mes dar turime statybininką, kuris be savo patirties, be savo žinių, jisai dar ir stengiasi padaryti taip, kaip yra projekte, ne savaip. Tada jau didelė tikimybė, kad tas projektas tada ir bus užbaigtas iki galo, sėkmingai, kokybiškai. Ir tada į tai susiveda visi kiti klausimai, turto likvidumas ir visa kita. O grįžtant prie pačio architektūrinio projekto, ne, ir jo kokybės. Čia gal labiau būtų aktualu interjero klausime, ne, bet dažnai būna tokia kryžkelė tarp dizaino ir funkcionalumo. Kartais, kas yra gražu, galbūt ne visą laiką praktiška ir atvirkščiai. Kaip dažnai su tuo tenka susidurti ir kaip pasirinki tą balansą kažkokį tais? Bendrai tai turėtų būti suderinti šitie 2 klausimai. Nes jeigu vieno trūksta ar kito, yra problema. Aš gal tiesiog bendrą suvokimą, viskam pritaikymą, kas tai yra gera architektūra. Ką galima pritaikyti visais klausimais. Nes čia vis tiek mes turim vieną senesnių pasaulio profesijų. Tai tie pagrindiniai kriterijai, kas yra gera architektūra, yra suformuoti galbūt prieš kokius 2000 metų. Ten savokos keičiasi, gal įstatymai praplečia tą suvokimą, bet patys esminiai 3 kriterijai, kuriuos reikia taikyti visur, tai yra nepriekaištinga funkcija, bet kuriuo atveju. Tai yra ar patvarumas, ar tiesiog paprastai kaip kokybiškai pastatytas namas, jis turi būti kokybiškai, ilgamžiškai pastatytas. Ir trečias yra estetika.
Tai ten irgi galim kalbėti apie fasado apdailos medžiagas, kaip yra, ar iki detalių užbaigtas projektas ir taip toliau. Tai jeigu mes viskam realiai galim, ar interjerui, ar tai pačiai architektūrai, miesto planavimą, jeigu taikom šitus 3 kriterijus, visada ir miesto, ir valstybės mastelyje rezultatas bus geras. Deja, praktikoje kažkaip atsitinka, kad būna vienas iš šitų elementų kažkur tiesiog dingsta. Ir tada bendras rezultatas ir bendra kokybė dėl to kenčia realiai. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėtume į kai kurias Šiaurės Europos šalis, pavyzdžiui, Olandiją, tai ten architektūros kokybė jau yra suvokiama valstybės lygių. Jau valstybė diktuoja ir rodo pavyzdį dažniausiai. Net, pavyzdžiui, jeigu mes dabar atsidarytume Olandijoje, pavyzdžiui, socialinius būstus, ar jie ten kaip vadina, prieinami būstai, tai netgi tokiuose projektuose, kuriuos vysto valstybė, net irgi yra kažkokio lygio estetika. Be jokios abejonės funkcija, bet ir estetika. Ir architektūros kokybė. Dėl to, nes yra valstybės lygmenių suprantama, kad ta architektūra visgi įtakoja, kaip mes elgiamės, kaip mes jaučiamės. Ir tas bendras tonas pačios valstybės užduotas yra labai, labai geras. Nes viskas yra daroma visgi pagal protingumo, ne pagal mažiausios kainos kriterijų. Tu čia tokį užkabinai labai jautrų klausimą. Bet aš galvoju, kada architekto sukurtas kūrinys tampa tokiu kūriniu, kuris išlaiko, turi savo išliekamąją vertę. Kas yra tos išliekamosios vertės tokios sudėdamosios dalys. Ne? Nes galima suprojektuoti kažką, kas trendina šiandien, bet rytoj tai jau atrodo kaip ir neskoninga. Ne? Bet ir nemažai dabar mes matom pastatų, kurie galbūt suprojektuoti ir prieš 20 metų ir jie vis dar šiandien atrodo aktualūs. Tai kaip tu šitą klausimą supranti? Vis tiek mes čia kalbam apie likvidumo klausimą, turto likvidumo klausimą. Turbūt taip, kai turtas patrauklus yra, ne, tai jis yra likvidus. Taip, tai pačiai pradžiai bent jau tuos naudot 3 kriterijus. Nepriekaištinga funkcija, gera statyba ir estetika, bet koks turtas, dar be abejo jungus tai, kad mes pasirenkam teisingai sklypą, nedarom čia klaidos, net ir su kartotiniu projektu rinkoje visada išlaikys savo vertę. Jeigu rinka yra sveika rinka, nes vis tiek tai yra geras produktas. Bet jeigu mes jau kalbam apie pačio projekto kaip kūrinio pridėtinę vertę, kada tu turi visus tuos segmentus, kada namas yra teisingai pastatytas, kokybiškai, ta estetika yra funkcija nepriekaištinga, bet kad dar turėt pridėtinę vertę, be abejo, tas objektas turi būti ypatingai gerai suprojektuotas, tada turi atsirasti ta kita dimensija, kurią gal ne taip lengva papasakoti, bet charakteris. Tiesiog objektas turi turėti savo charakterį. Jisai įsiskiria. Jeigu mes paimtume bet kokį pavyzdį, tiesiog gero namo, tada jis vis tiek turi tą kažkokį emocinę dalį. Ta emocinė dalį suprojektuoja kontekstas, žmogaus kažkokie, pagal kurį buvo projektuota. Tada mes turim jau iš tikrųjų kūrinį, kuris kuria didelę pridėtinę vertę. Ir jeigu tas kūrinys sėkmingas, tai potencialiai greičiausiai gali būti, kad tas pastatas yra iš esmės šiandien dieną kuriamas paveldas ateičiai. Tai lygiai taip pačiai, dabar mes, pavyzdžiui, labai saugom, gerbiam tarpukario architektūrą, nes iš esmės jinai buvo geriausia, kas tuo metu buvo kuriama. Tai atspindėjo tuo metu valstybės situaciją, maža valstybė, ambicinga valstybė, sparčiai auganti. Tai tie objektai yra iš esmės, tuose pastatuose iš esmės yra to laikmečio kaip ir esmė. Tai lygiai taip pačiai tie geriausi projektai, kuriuos mes kuriam šiandien, jie kalbės kažką apie šiandieną, kas irgi iš esmės panaši situacija. Taip pat mes turim gana jauną valstybę, gana pastebimą progresą, pačioj visuomenėje yra ganėtinai plačiai augantis kokybės suvokimas, gan greitai, tikrai mes tą pastebim. Tai tie pastatai irgi bus toksai kaip laiko atspindys, ką žmonės 90-aisiais statėsi, projektavosi, ką čia bus praėjus 30 metų, kaip mes į kitą lygį perėjom ir taip toliau. O kokias tu matai šiuolaikinės tendencijas, trendus, kur tu matai, kad šitos tendencijos tikrai daro didžiulę įtaką architektūroje? Jeigu mes kalbame apie kažkokius dizaino
tendencijas. Tai gali būti čia, žinai, daugialypis klausimas, gali būti dizainas, galbūt kažkas iš tvarumo, dabar daug irgi labai tai yra kalbama. Jo, tvarumas, tai čia mes vis tik bet kuriuo atveju turim pasiekti reikalavimas A++ energetinę klasę, tai mes bet kuriuo atveju uždedam ir tos saulės kolektorius, tai čia visiškai kasdienybė. Nes jau kartais arba nepasieki klasės, arba tada reikia stipriai perteklinių šiltinimo medžiagų naudoti. Tada priėmų sprendimą tiesiog uždėti, turėti dar vieną funkciją, saulės elektrinę ir tada nedėti didžiulio kiekio apšiltinimo medžiagų. Bet jeigu kalbam apie dizainą, tai dizainas turi būti ilgamžiškas. Ten galim prisirišti prie kažkokios mados, bet kokybiško geroje architektūroje ta mada ateina ir išeina. Tada labai lengva, važiuojant per miestą, matyti, čia 2004 kažkas statėsi, čia 2008. Tada tiesiog, jeigu labai kažkokia greita tendencija, jinai gali pasenti tiesiog ir tas objektas tiesiog nebebus aktualus po 15 metų, pavyzdžiui. Gerai, o tai, tada tave provokuosiu, o tai kas yra ta ilgalaikė tendencija, kuri ten turi išliekančią vertę, nes, nežinai, galbūt šiandien tas namas, kur aš statausi, aš nežinau, ar čia mados reikalas dabar, ar čia iš tikrųjų jis ir po 20 metų jis ten atrodys kaip aktualus. Sudėtingas klausimas. Klausimas toksai, žinai, pasakyti yra viena, bet kitas... Bet visą laiką, jeigu mes, ir praeitį pažiūrėtume, tie pastatai, kurie buvo idealiai pritaikyti teritorijoje, kažkokį gerbė esamą kontekstą, arba kaip tik jam kažkiek priešinosi kokią nors kontrasto principų, bendras vaizdas, man gal net sunku tai pertikti, bet iš esmės bendri tie 3 kriterijai, kur jau kalbėjom su tuo 4, vis tiek sukurs ilgamžišką architektūrą. Gali būti kažkokie elementai, gal ir išeis iš mados, sakykime, jeigu mes vadinam tai mada, bet ilgojoje perspektyvoje vis tiek. Geras daiktas yra geras daiktas. Jeigu geras, bet kuris automobilis, kuris buvo sukurtas ten prieš 100 metų, prieš 80 metų, jeigu jis tada buvo dizaino, tiesiog puikus dizaino elementas, kažkada buvo, kada jis galbūt šiek tiek prarado savo vertę rinkoje, bet dabar jau jie vėl grįžta, nes tiesiog geras produktas. Kai tu taip šnekėjai, aš irgi turbūt bandau įsivaizduoti, kad pastatas, kuris iš tikrųjų darniai įsilieja į, kaip tu paminėjai, kontekstą, landšaftą, sklypo visą situaciją, kartais matosi, pravažiuoja ir namas rodo, kad jis čia toks, kaip jis čia turi būti, kad jisai papildo tą visą aplinką, o ne kažkaip ją bjauroja ar suprastina. Galbūt verta apie tai pagalvoti iš tikrųjų, kad tavo pastatas, jisai turi būti toks, kad jisai tą aplinką, kurioje yra, jisai ją praturtintų. Čia bendrai yra visa architektūros filosofija ir tikslas, ar jis pavyksta, ar jis nepavyksta, bet tu savo kūriniu turi blogiausiai atveju nesugadint nieko, bet labai labai gerai, kad tu pagerini esamą aplinką, esamą kontekstą praturtini. Tai čia iš esmės ir yra pagrindas. O aš dar norėčiau grįžti prie tokių techninių detalių, nes dabar paminėjai saulės kolektorius. Ar nėra taip, kad tie saulės kolektoriai jums iš tikrųjų apriboja tą visą architektūrinę viziją ir tas pastas jau galbūt nebe toks gražus atrodo su tom saulės baterijom? Su plokščiu stogu tai absoliučiai jokios įtakos, nes jo tiesiog nesimato. Ypač jeigu aukštesnis namas, tai ten iš viso perspektyvai, tai ten gali ką nori ant stogo krauti, užsideda ir kiti techniniai kondicionieriai, visokie šilumos siurbliai, nes to tiesiog nesimato. Šlaitiniam stogė tada taip reiktų pagalvoti labai gerai, ar tie saulės elementai gerai įsipaišo, bet yra visokių variantų dabar, netgi dabar gaminamos čerpės, kur jau pačioj čerpėje yra elementas, kiek jisai čia mūsų rinkoje paplitęs, nedaug dar kol kas, bet ir vis laik yra kitas variantas išsipirkti kokį nors saulės elektrinės parką ir tiesiog naudotis tą energiją. O aš dar tave šiek tiek noriu paprovokuoti. Yra šilumos siurbliai, oras, vanduo ir lauke visą laiką turi stovėti tas neypatingai gražus ir triukšmingas blokas. Tai kai tau pateikia projektą, tai namas tau atrodo švarus, estetiškas, niekom neapkrautas. Tu pastatai namą ir tau bum tokį šaldytuvą prie namą burzgantį. Visą laiką vis tiek ta šaldytuvo vieta renkama, kiek įmanoma mažiau matoma, aišku, vietoj.
ten ar kažkoje šiaurėje pastato, bet tų sprendimų irgi yra įvairiausių. Kaip ir minėjau, ant stogo galima paslėpti. Dažnai suprojektuojam tiesiog įvažiavusi sklypą, jisai šiek tiek atitrauktas ir tada suformuojama kažkokia sklypo jau rengimo etapė, kažkokia sienutė ir taip toliau. Iš esmės, vis tiek šitas irgi dalykas, praktiškai nebeprojektuojam kitų namų be šilumos siurblių. Tai jie darosi irgi ir ta rinka irgi modernėja, jie darosi ir gražesni, dabar galima juodą nusipirkti kokį nori, nebėra ta šaldytuvas. Jo, baltas. Tai čia visi šitie techniniai klausimai, aišku, visą laiką turi projekte būti apgalvoti, nes labai negerai, jeigu mes suprojektuojam kažkokį, kad ir labai gerą projektą ir tada jį apkraunam, kaip sakot, visokiais dalykais tada. Bet teisingai darant, vis laiką numatoma kažkoje vieta, kuri mažiausiai erzins. Na, kitaip tariant, apie tai galvojat ir žinot, kad iš tikrųjų namas... Čia jau ta tokia techninė dalis, kuri nesudėtingai sprendžiama. Taip. Na, kartais žmonės tiesiog nepagalvoja irgi. Tai po to namą pastato, tai kur aš dabar čia tą siurblį statysiu? Ir iš mano paties yra tokių situacijų, kai žmonės pastato būtent šitą šilumos siurblio išorinį bloką ir kaimynų trukdo nesūžė. Nu, tikrai žiemas, jie būna jo, ir būna neapgalvota. Tai yra tokia kaip problema, bet svarbu, kad jūs kaip architektai, kai sakau jūs kaip architektai, aš turbūt į visą jūsų bendruomenę ir rūšį implikuoju, kad jūs apie tai galvojat ir tą problemą žinot. Be abejo, nes sėkmingam projekte techninė dalis ne ką mažiau yra svarbi negu pati idėja, architektūrinė ambicija, nes galima daug ko prisigalvoti, bet tai nebus techniškai išspręsta, tada to nebus greičiausiai. O aš dar, tu kelis kartus pakartojai, kad tokia savoka nepriekaištinga funkcija. Tu gali man pasakyti, kas yra nepriekaištinga funkcija ir labiau išsiplėsti iš toj vietoj, nes, na žinai, tai yra žodžiai, bet tu paaiškink, kaip tu supranti tą. Visiškai paprasčiausiai sakant, ar statinys, kuris yra suprojektuotas tam, tai paskirčiai jis ją atlieka gerai. Ar jis yra pasiekiamas, ar žmonės tenais jaučiasi gerai. Čia veikia absoliučiai visus pastatus. Ar gyvenamas, ar komercinis, ar prekybos, bet kas. Jeigu mes, paprasčiausiai turbūt visi gyvenamą namą. Taip. Jeigu mes kasdienybėj ateinam į būstą ir neturim netgi kur pasikabinti, pavyzdžiui, rūbų, tai čia toks labai paprastas pavyzdys, bet jeigu einam ir jeigu tiesiog yra padarytos projektavimo klaidos, kurios kasdienį gyvenimą tiesiog apsunkina. Tiesiog tu gyveni name ir visą laiką galvoji, va čia turėjo būti tas arba anas, bet to nėra. O tai kaip žmogui pagalvoti? Čia iš esmės žmogus ateina su savo kažkokia, aišku, jeigu tai yra pirmas būstas, neateina su norais, labai aiškiais, bet iš esmės tai yra architekto darbas pagalvoti viską, kas yra reikalinga kasdieniam gyvenimui. Taip, labai dažnai vyksta diskusijos su žmonėm, didelis namas, tikrai taikomas į aukštą vertės kategoriją, bet žmogus nenori tualeto svečiam, pavyzdžiui, sanmazgą. Pagal mūsų filosofiją turi būti, kad atėjus svečiam yra kažkoks, kad nedidelis tualetas, kur tau nereikia bėgti ir vaikų tualeto tvarkyti, pavyzdžiui. Čia toks vėlgi labai kasdienis pavyzdys, bet tiesiog teisinga būtų turėti. Bet dažnai žmonės nenori, sako, mes netvarkysim 3 tualetų dar kažką. Tokie elementarūs dalykai, bet iš tų elementarių dalykų, kada yra teisingai sustatyti, tada ta funkcija ir veikia gerai. Bet tai be abejo irgi įtakoja pačio žmogaus gyvenimo būdas. Gal kažkam nereikia garažo, pavyzdžiui. Gal kažkas nekaupia daiktų, reikia sandėliuko tik tai elektriniai žoliapjovai, kuri pati važinėja dar ten keliam dalykam. Tai čia vėlgi, ta funkcijos teisingumas irgi dažnai priklauso ir nuo žmogaus gyvenimo būdo. Bet iš to, ką tu sakai, aš taip suprantu, kad jeigu tu stataisi pirmą būstą, ir jeigu tu pasirinkai architektą netokį patyrusi ir jis funkciškai neapgalvojo tavo namų, tai tau šakės. Aš taip tikiuosi, kad vis tiek dauguma architektų turėtų tos dalykus vis tiek žinot. Bet be abejo, jei tavo kasdienis gyvenimas kenčia, nes tiesiog neteisingai yra padaryti dalykai, tai tada labai blogai. Nes ir mes savo srity, išmanių namų rengime, visą laiką stengiamės klientui parodyti ir pravesti tokią ekskursiją, po jo dar nepastatytą namą, kad jisai suprastų nuo pat ateimo iki ėjimo miegoti, praeitų pro visas funkcijas, įsivaizduotų, kur jis ką
pastato, kur jis įjungia, kas jam įsijungia, kaip jis eina miegot, kaip jis išeina iš namų ir kaip jis galų galiai išvažiuoja. Galbūt vat, ir jūsų srityje irgi tai yra aktualu iš tikrųjų, kad ir žmogus pats turi klientas blaiviai vertinti tai, ką jam siūlo. Ir jis turi pabandyti, kad ir mintise įsikelti į tą namą ir jame pajudėti. Žinau, tai kai sakai, tai atrodo kaip ir paprasta, bet patiems pabandyti įsivaizduoti, kur jie ką pastatys, kur jie ką pakabins, kur jie ką nais, kaip bus, kai ateis svečiai. Ir... Iš esmės taip, visą laiką, dėl to mes sakom, ir su namų projektu reikia pagyventi. Pagalvot mintyse scenarius. Labai irgi dažna klaida iš praktikos, kada žmogus statosi namą viziją ir jisai galvoja, kaip jis kalėdas, pavyzdžiui, šves, arba kaip bus vakarėlis kažkoks. Arba būtinai svečią paguldyti. Kad būtinai, nes viską, idėja, kaip vyks linksmoji gyvenimo dalis. Bet tadgis linksmoji gyvenimo dalis greičiausiai bus mažas procentas. Reiktų labiau tą kasdienį scenarijų koncentruotis. Dar vienas svarbus aspektas yra pinigai. Ne, tai čia yra, kaip tu paminėjai, viena iš keturių pagrindinių sudėdamųjų sėkmingo projekto dalių. Tai jeigu mes architektą suvokiam kaip menininką, kuris kūrė savo kūrinį ir menininkas nori gauti tam tikrą atlygį už savo projektą ir menininkas turbūt nenori dėrėtis dėl savo darbo, nes galbūt kris jo motyvacija. Ar lygiai taip pat yra ir su architektais, kad nesidėrėkit, nes įkvėpimas kaip mat atslūgs? Gal nuo pradžių pradėsiu, kad vis tiek vertinant Lietuvos rinką, gal dėl per didelės pasiūlos, gal dėl kažkokių kitų aspektų, nuo bendros projekto vertės įgyvendinti, kiek mums reikės lėšų pilnai pabaigti, projekto kaina Lietuvos rinkoje yra vos keli procentai. Jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrime į Vakarų Europą, 10, kartais ir 15%. Tai kaip ir visose srityse, čia architektūra niekom neišimtis, svarbu yra sąžiningas, sakyčiau, atlygis už darbą. Tai galiu papasakot, iš ko susideda projektas. Nes dažnai gal yra žmonės vienaip supranta, iš ko tas architektūrinė ir bendrai projekto dalis susideda ir kiek realybė jinai sudaro elementų. Tai, pavyzdžiui, mūsų praktikoje įmonės prie kiekvieno projekto mažiausiai dirba 2 architektai. Vienas projektuoja nuo A iki Z viską, kitas laikas nuo laiko prieina, apsikeisti idėjom, tiesiog šviežiom akim pažiūrėti, kas vyksta. Kartais, jeigu sudėtingesnis projektas, tada ir 3 architektai. Parengus pačią koncepciją, dažnai įsijungia dar vienas architektas, kuris paruošia techninius projekto brėžinius, jeigu objektas didelis ar sudėtingas. Žmogus ruošia BIM modelį, tada visą laiką yra architektas projekto vadovas, tai žmogus, kuris visą juridiką užsiima, kad tiesiog projektas gautų leidimus, sutikimus, kad tiesiog iki leidimo stadijos viskas būtų su institucijom derinama. Tada visada turime paraleliai einantį kartu konstruktyvą projektą, kurio apimtis yra tikrai ne mažesnė negu architektūrinio projekto. Tai čia realiai dokumentas, pagal kurį bus namas pastatytas, su savo skaičiavimais ir taip toliau. Tada kiekvienas projektas yra skaičiuojamas energetinis efektyvumas, pasiekti A++ klasę privaloma, inžinerinių tinklų projektas, vandentiekiai, lietaus nuotekos ir taip toliau, kad su žmogum būtų sklandesnis bendravimas, visą laiką ruošiam praktiškai be išimties projekto vizualizacijas, kad tiesiog būtų perteikta lengviau suprantama sprendimai. Ir tikiuosi daugiau kolegų nepamiršau. Niekas neįsižeis gal. Jeigu labai dažna praktika, kad su interjeru projektuojamas iškart namas ir iškart daromas interjeras. Įsijungia dar 2-3 žmonės su visa savo grandinė. Tai iš esmės, kai mes vertinam, kiek daug materialinio ir intelektualinio resurso susideda pradžiai į bendrai, kad tas projektas kažkur judėtų, tai kalbėti apie kažkokias labai dėrybas už tiesiog simbolinių ribų iš esmės yra labai sudėtinga. O kalbant apie tą klausimo dalį apie motivaciją, tai specialybė architekto jau yra tokia, kad realiai nepaisant ar tas objektas, projektas yra pelningas, nepelningas, tu visą laiką sieki geriausio rezultato, nes tas projektas vis tiek jis yra prie tavęs pririštas, tai yra tavo kūrinys, tavo
tavo vardas bus ant jo, tavo įmonės vardas bus ant jo, tai tu visą laiką nenulėmė tai, nes arba labai negerai, jeigu tai nulėmė. Tai kitaip tariant, verta pasidėrėti? Galima dėl emocinio, jeigu dėl emocinio azarto. Ja, viskas tvarko, juokauju aš. Ir pabaigai toksai sudėtingas klausimas, bet kuris labai dažnai iškyla. Kaip organizuoti statybos procesą taip, kad galėtume įsikelti kalėdams? Čia, ar yra tau girdėtas tas? Kuriom kalėdam? Kuriom? Vat kalėdam. Kažkuriom. Na, čia turbūt labiau klausimas apie terminus ir kaip reikėtų, ką iš kliento pusės reikėtų daryti, kad, nes tikrai ir mūsų srityje, labai dažnai girdima, kad mes įsikeliam kalėdam. Nieko nežinau. Ne, tai tikrai dažnas dalykas. Jeigu kalbam apie, sakykime, nesudėtingą iki 200 kvadratinių metrų namą, tai nuo statybų pradžios iki pabaigos įsikelti su interjeru per metus laiko kaip ir galima, šiaip. Turint gerą komandą. Bet kad tą pasiekt, reikia ateiti dažniausiai jau ir su architektūriniu projektu, ir su interjeru. Tada mes startuojam, turėdami realiai viską, visi klausimai yra apgalvoti, tada statybų eiga nesistabdo. Visi apšvietimas įspręstas, santechnika išspręsta, dizaino sprendimai. Tai šitai per metus, sakyčiau, įmanoma. Dabar jeigu kalėdos, tai kad spėt kalėdom, tada realiai mes turim pradėti statybas labai ankstyvą pavasarį. Kad, jeigu oro sąlygos leidžia tam, aišku. Tai jeigu pradėtume pavasarį, retas kas iki tų jau ateinančių kalėdų šiaip spėja įgyvendinti projektą. Nes kitas dalykas, dar ir kitų dalykų visą laiką reikia įsivertinti statybose, kad yra ir kokia rinka, ar yra gerų statybininkų rinkoje, ar yra užtektinai statybinių medžiagų, ar pats užsakovas užtikrina pastovų finansavimą. Tai tas irgi ir to ne visą laiką galima labai įtakoti šitus klausimus. Jeigu statybas mes pradedam, sakykime, rugsėjo mėnesį, rugpjūčio-rugsėjo mėnesį, kada jau yra realiai pats vėliausias terminas, bet iki žiemos paprastam nesudėtingam namui dėžutę įsikelt galim, užsidaryti langus galim ir da visą šaltąjį periodą viduj vyksta darbai, ateina pavasaris, pasibaigiam išorę, įsirengiam interjerą, tada tam kitam rugsėjui lygiai po metų yra realu įsikelt. Dabar jeigu mes kalbam apie jau sudėtingus projektus, didelės apimties, sudėtingos architektūros, tai reiktų jau nusimatyti 2-3 metus realiai, nuo pradžios iki pabaigos. Bet vėlgi, kiekviena situacija yra skirtinga. Pavyzdžiui, turim objektą gal 600 kvadratinių metrų, tai prie to objekto dirbo 2 techniniai prižiūrėtojai, be išimties, prašai, kiekvieną dieną dirbo nuo 40 iki 60 žmonių. Mūsų komanda į objektą važiuodavo 4 kartais ir 8 kartus į savaitę, spręsti ne tik kas va dabar iškilo klausimas, bet koks klausimas iškils rytoj poryt, kad statybų eiga visiškai nesustotų. Pats užsakovas buvo labai stiprus, labai su aiškia ambicija, su labai didelė statybų patirtim. Visa komunikacija buvo tiesiog puiki, realiai pavyzdinė tarp visų tų tiek architektai, tiek statybininkai. Tai toks objektas įsigyvenino per, jeigu neklystu, metus ir 2 mėnesius. Tai čia vertinant to objekto sudėtingumą ir visą, čia būtų mažiausiai 3 metai darbo. Tai vat visur yra kažkokia irgi išimtis, bet išimtis yra išimtis. Nes ten buvo didžiuliai finansiniai resursai skiriami, labai didelis dėmesys ir taip toliau. Tai čia viskas realiai įmanoma, bet turi sukrist labai daug elementų į vieną krūvą. Kitaip tariant, jeigu tu šiandien atsisėdi prieš architektą su tuščiu popieriaus lapu, tai sorry, bet nei šitoms, nei kitoms kalėdoms tu turbūt neįsikelsi. Iš vis kaip patarčiau žiūrėti visą procesą, kad tam name mes vis tiek gyvensim turbūt 10, 15, 20 metų. Jeigu žmogus neturi labai gerų vadybininko sugebėjimų, jeigu neturi statybų patirties, užsibriežti laike visą laiką svarbu, nes tikslas yra tikslas. Tikslas turi turėti apibrėžtumą laike, nes jeigu nėra, tada svajonė greičiausiai netikslas.
Bet jeigu mes užsibriešim savo kažkokį, be tos visos išvardintos patirties, labai nerealistišką laiką, statybų procesas bus labai sudėtingas. Bus labai blogos emocijos. Tiesiog labai bloga patirtis bus. Tada kai kuriuose vietose bus daromos nuolaidos kokybei, kai kur labai permokama. Ir tada arba kalėdos, ar ten kas nors nori įsikelti, būtinai 40-mečių. Ir tada jeigu mes nerealistiškai tą planą pasidarom, klausimas, ar tas 40-metis jau bus toksai laimingas ir kai tu sėdi namuose, yra brokas, yra kai kur tu matai, kad galėjo būti geriau, kai kas žiauriai permokėta kai kuriuose vietose. Tai tas irgi turi būti tiesiog realistiškai vertinama. Girdėjau tokį pasakymą, kad labai dažnu atveju lėtai yra greičiausias būdas. Gali būti. Arba niekada nebus greitai, kokybiškai ir pigiai. Kažkuris elementas prapuola. Gerai, Lukai. Ačiū tau už įdomų pokalbį. Tikrai buvo tikrai naudingų ir įdomių vietų, manau, ne tik man, bet ir mūsų klausytojams. Ir tikiuosi, kad dar pavyks mums susimatyti šitoje studijoje. Dėkui. Ačiū tau. Dėkui. Wow, ką tik turėjau energingą ir įkvėpinti pokalbį su Martinu, PropTech Lithuania vienų įkūrėjų, apie tai, kas yra PropTech, kaip tai liečia kiekvieną iš mūsų, kaip tai liečia miestus, kokie bus ateities miestai, PropTech investicijos ir daug kitų dalykų. Tikrai verta pasiklausyti, bus labai gerų takeawaysų.